antrasis pasikeitimas Lietuvos arba galimybė pasikeisti. Pirmas buvo 90 metų kovo 11, kada mes instinktyviai lygiai prieš berods 25 metus pasakėm ne tam gyvenimo būdui, kur bandė iš išorės per jėgą mums įbrukti. Tai yra ta komunistinė santvarka, kuri atnešė Sovietų Sąjungą po Molotovo-Ribentropo pakto, iškreipdama visą Baltijos ir Vidurio Europos tautų būdą. Ūkininkavimo metodus, kurie buvo iki karo sėkmingi. Ir Lietuva parodė, kad gali iki karo gyventi savarankiškai ir sėkmingai plaukti pasaulio vandenyne kaip atskiras tarptautinės teisės subjektas. Tai žinot, pralaikius ant stalo mums po stiklų Lietuvos žemėlapius visą 50 sovietų okupacijos metų numizmatų klubuose stebint paslapčia rodomus litus iki karinius. Visas šitas sovietinės invazijos 50 metų epizodas buvo daug blogesnis negu prieš tai virš 100 metų trukusi Rusijos okupacija. Rusų imperija tiek žalos nepadarė, kiek sovietų, kadangi tai buvo visiškai neįtikėtinas būdas įsibrauti į žmogaus sielą ir ją pažeminti ir padaryti ją visiškai be jokių asmeniškų bruožų. Nuasmeninti ją, padaryti ją kolektyvinę, atimant galimybę rinktis pačiam, kaip pragyventų savo gyvenimą. Tai buvo komunizmas. Tai aš manau, kad tai tas trijų nedidelių Baltijos tautų demokratijos atkūrimo bandymas įvyko sėkmingai. Žinot, kai kur, pavyzdžiui, pietų kaiminystėje nekaip nepavyksta pačia arabų pasaulyje, pietų kaiminystėje Europos Sąjungos įvykdyti, išskyrus gal Tunisą, Maroką, nelabai pavyksta atkurti demokratijos. Bet Vidurio Europai, Baltijos šalim pavyko. Mums pavyko tai padaryti, o 4 metais įvyko sutvirtinimas to visko jau Europos Sąjungos garantijomis. Mes per 14 metų nepriklausomybės atkurtos pakeitėm virš 8 tūkstančius įstatymų. Ir tai darėm negalvodami, labai greitai. Mes žinojom, kad mums skirtas laikas gali bet kada išgaruoti ir kažkas gali pabandyti vėl mus nutverti už skverno ir traukti atgal į tos pragariškos imperijos gniaužtus, kurie bandė iškreipti mūsų gyvenimą per paskutinius 50 metų. Todėl reformos tiek Europos Sąjungos, tiek NATO, aš atsimenu, jos vyko nepaprastai greitai Lietuvoje. Kaip Lietuvoje dabar nekyla niekam abejonių, ar mažai kam kyla abejonių, kad reikėtų eurą įvesti dėl tų pačių priežasčių. Tai yra politinės priežastys, dėl kurios mes skubam ir dėl ko mūsų kolegos ukrainiečiai dažnai pasako, o mes kiek tai pavėlavom į istorijos traukinį, o jūs laiku suspėjote, Baltijos šalis ir Vidurio Europa, ta, kad mes instinktyviai supratom, kad reikia kuo greičiau, be jokių didelių aptarimų, grįžti ten, kur mes esame nupiešti va šitame Strasburgo mieste esančiojam berods vienoje iš bazilikų, netaip toli nuo katedros esančioj viduramžių bažnyčiai. Į tą freską tik tai šiuolaikiniam variante, kur Lietuva prieš paskutinę, bet visgi atskirai ir išdidžiai iškilus galva brenda bendroji Europos 14 amžiaus tautų bendrijoje, šalia Lenkijos ir Katalonijos
ir galijos, kurie ant žirgų. Tai dabar Lietuva, aš manau, tikrai yra tai naujoji freskoj ant žirgo, o ne mergina pasimetusi laukose, kaip ten, tai freskai pirmoji. Ir mes nepaprastai sutvirtinom savo naujosius skirtumus nuo to negatyvo, kuris buvo sukurtas per 50 metų. Ir iš esmės pusiau įvykdėm tai, ką mums turbūt būtų pažadėję 18 metų Lietuvos tėvai kūrėjai, tai yra tie demokratai, kurie, jeigu atsimenat, vasario 16-18 metų pareiškimą įrašė, Lietuva yra atkurta kaip demokratinė valstybė. Žodis demokratija buvo net 18 metų pavartotas. Atsimenate, ir moterų teisės, ir netgi Petkevičaitė Bitė buvo išrinkta viena iš pirmųjų mūsų seimų pirmininkė. Ir moteris gavo rinkimų teisės tuo metu, kada daugelis netgi dabartinių ES valstybių vėliau tas teises, moterų teisės į rinkimą, ir lyčių lygybę, ir kitus dalykus įgyvendino, nei mes Lietuvoje net iki karo. Kitaip sakant, Lietuvos vyksta grįžimas prie pilietinės savarankiškos visuomenės, prie kitų nuomonės gerbimo Lietuvoje viduje. Ačiū Dievui, kad dabartiniam parlamente mes nematom tokių ekstremistinių partijų, kurios dėja klesti čia Prancūzijoje. Aš manau, kad Lietuva pasirodė kaip brandi savo vietą Europoje žinanti valstybė. Žinoma, mums trūksta gal Danijos ar Švedijos pilietinės visuomenės patyrimo, kokie jie turi iš XIX amžiaus. Pats lietuviškų kunigaikščių palikimas, jisgi nėra, išskyrus valstybės ribas, jis nėra daug sakantis. Tai mums dabar tenka pagreitintai sustiprinti kiekvieną skirtingą lietuvių asmenybę. Ir mesgi turime tolti nuo tos lygiavos, kuri buvo bandoma įteikti sovietiniais laikais, ir sustiprinti kiekvieno žmogaus individualumą ir laukti iš jo kitoniško požiūrio. Čia yra turtas, kada tie 3-4 milijonai Lietuvos piliečių, kai kurie kad ir išvykę, bet vis tiek vieno kojo Lietuvoje, tai kada šitie žmonės vienas kitą gerbs už skirtingą nuomonę, čia yra didžiulis turtas lietuvių tautos, jos vidinis skirtingumas. Ir mes tikrai neturime siekti vienybės, naikindami vienas kito kitoniškumą. Aš manau, kad mes jau priėjom prie to, kad mes galime ramiai savo išklausyti skirtingų nuomonių ir galų gale prieiti prie bendrų vardiklių. Bendri vardikliai buvo jūsų paminėti, Europos Sąjunga puikiai yra puikus būstas mūsų istoriniai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pradėtai miestų tuometinių pilietinių miestų santvarkai, jeigu atsimenat, Magdeburgo teisė, kuri buvo pradėta įgyvendinti tuo metu statutas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, daugybė tų teisinių aktų, kurie buvo sužlugdyti įvedus tą baudžiavinę vergovę po 1795 metų, po padalinimų Lietuvos Lenkijos valstybės. Tai buvo, žinoma, milžiniškas žingsnis atgal, vėliau per visus sukilimus, tiek Lenkijos, tiek Lietuvos, nuo Emilijos Pliaterytės iki Kalinausko, mūsų žmonės bandė atkurti tas pilietinės teisės. Ir aš manau, kad mes po truputėlį, iš tikrųjų, orientuosimės ne į skulptūras ant Žaliojo tilto, o ne į tos didžiosios žygius, kurie, kabutėse, kurie įvyko
išvykus atveš saulės į Maskvą 40 metais, kad ir garbių mūsų rašytojų, bet suvedžiotų sovietų valdžios. Bet į tos žmonės, kurie bandė įteikti toleranciją Lietuvoje, ne vien tik tai karo žygius, ne vien tik tai žemaitukai kažkodėl turėjo gerti sūrų vandenį, reiškia Juodosios jūros, bet protą, lietuvišką protą, lietuvišką kokybišką darbą, lietuvišką nuomonių skirtingumą ir tą ramumą, nusaikumą, kurios dabar taip reikia Europoje, kada kraštutinės jėgos viduje ir visiškai baisus teroro grupės iš išorės puola mūsų vertybės. Tik balsavome dėl tą baisę kažkur čia Europos taryboje asamblėjoje prieš siaubingos teroro grupę, prieš tą vadinamą Islamo valstybę, kuri siautė žudydama kitų tikybų žmonės ir ne tik kitų tikybų žmonės, o morteris parduoda, žinot, už $10 turgoje ten tūkstančiais. Tai visą šitą viduramžių siaubą Lietuva yra viena iš tų faktorių, kuri bando stabdyti pasaulyje. Ir aš manau, kad mes įrodėme mūsų partneriams, kad mūsų gint verta. Aš manau, mes esame prie pat rytinės ES sienos, mes esame paskutinė metro stotelė ES. Deja, skirtumas, kuo toliau, tuo labiau auga tarp tų žmonių, kurie liko už borto ES ir mūsų. Auga naujos kartos, čia netoliese mano dukra baigė užvakar universitetą. Žmonės Lietuvoje orientuojasi į šviesą ir į švietimo šviesą, į tolerancijos šviesą. Bet tie pavyzdžiai turėtų būti, aš manau, politikų labiau pabrėžiami. To trūksta Lietuvoje. Labiau brėžiamos ribos, kas yra kaip Europos piliečiui nepriimtina. Aš manau, balansas tarp religijos, nepastatytų sienos ir nepriverstų mūsų neapykantą žiūrėti į žmonės, kurie netiki, arba žmonės, kurie kitaip galvoja. Arba turi kitą religiją. Jeigu tai nėra tradicinės religijos, prie kurių mes įpratę, arba turi netgi kitą seksualinę orientaciją, kas yra sudėtingiau, kadangi to nebuvo mūsų gal tautos viešumoje. Tai buvo priimtas kaip smerktinas reiškinys, bet mes turėtume būti tolerantiški visų krypčių žmonėms, o dėl jų būdų propagavimo, dėl ko vyksta tokie debatai ir čia, ir Prancūzijoje, ir Lietuvoje, tai žinoma, čia yra diskusijų tema. Ir ačiū Dievui, kiekviena partija Lietuvoje užėmė savo pozicijas. Tik aš turėčiau pabrėžti vieną dalyką, kad Europos Sąjungoje partijos yra priimamos rimtai ir kad visi supranta, kad nepartiniam gyvenimui alternatyva yra tik tai diktatūra. Tai mes galim pasirinkti be partijų esančią kolūkiškai valdomą Baltarusijos modelį su Lukašenko arba partinį gyvenimą. Ir aš skatinčiau, kaip nebūtų keista ir kaip tai būtų nepopuliaru, Lietuvos žmonės būtų aktyviais visų jiems mielų partijų atstovais ir kuo aktyviau reikštis per partijas, kadangi tai yra būdas, kaip neleisti toj erdvėje pasklisti diktatūriškoms stiprios rankos nostalginiams visokiems įpročiams. Aš manau, kad mes jau šitą pergyvename ir šitie triukai, žadant duoną ir stiprią ranką ir
10 litų padidinta pensija. Šitais litrukais jau lietuvių tautos nepaimsi ir negrąžinsi atgal į diktatūros metus.